Jeigu jūsų dirva šviesi, lengva, panaši į priesmėlį, smėlį, ar sunkesnė, bet šviesiai rudos spalvos, arba jeigu aplink jūsų sklypą pievelėje samanoja žolė, auga samanos, reiškia jūsų dirva rūgšti. Tokioje rūgščioje žemėje organinės trąšos mažai ką padeda, praktiškai, menki rezultatai. Dilgėlių raugai nepadės, mėšlas nepadės, reikia mažinti rūgštingumą. Ir greičiausias efektas – natūralios maltos uolienos granulių pavidale. Mažinant dirvos rūgštingumą ir įterpiant įvairią organiką, dirva turi tapti panašia į juodžemį. Kalkės tai yra tiesiog vartai į tą gėrybių pasaulį. Kalbant apie daržo augalus, geriausia kalkės su magniu, tai yra natūrali malta uoliena, jos tiesiog tokia sudėtis. Ir tai yra 100% natūralu, tiesiog granulių pavidale. Greitai įsisavinama ir kas nuostabiausia, barstyti galima bet kada, net augalams jau augant, mažesniems ar didesniems nesvarbu, perdozavimo tikimybė labai menka. Mūsų ūkis yra visiškai natūralus ir aš neįsivaizduoju ūkininkavimo be šito produkto. Nuoširdžiai sakau, jeigu ne tai, būtų šakės. Dauguma daržininkų savo daržų nekalkinę niekada ir tai yra pati didžiausia klaida, nes išsikreivalioja, nukrenta dirvos pH, dirva užrūgštėja ir tada nieks neauga, mėšlai nepadeda, griebiasi sintetinių trąšų ir tada kam tada iš vis auginti. Jeigu jūs taip pat to nedarėte, schema tokia: barstate dabar, tada barstate vėliau rudenį ir kitais metais pavasarį dar kartą procedūra pakartojama. Sutvarkę šitą problemą, pagaliau turėsite normalius, sveikus derlius. Jeigu pas jūs dirva rūgšti ir situacija su derliumi gana vidutiniška arba netgi prasta, tai į vieną arą rekomenduoju įterpti štai tokius maišelius, netgi 2 iš karto. Šias kalkes rasite mūsų Vilkės ūkio internetinėje parduotuvėje www.gamtinisdaržas.lt ir aišku, būtinai pridėsime detalę naudojimo instrukciją. Sėkmės jums, gerų derlių ir gerų emocijų auginant. Iki!